Šioje video pamokėlėje noriu Jūs supažindinti su vienu grafiniu formatu. Tai PNG formatas. Jo privalumas yra toksai, kad jį panaudojus galima sudaryti paveiksliuką su permatomu sluoksniu. Apie ką aš kalbu? Na štai pažiūrėkite. Būtent įsivaizduokite čia stiklą. Va šitas visas laukas kvadratėliais išmėtytas, tegul bus permatomas skaidrus stiklas, tai yra, atsiprašau. O čia iškirptas paveikslėlis, gėlių puokštė. Ir kaip atkreipėte dėmesį, aplinkui tą puokštę jūs nieko absoliutiškai nematote. Konkrečiai nieko, kiaurai viskas aplinkui, jokios žolės, jokio fono, visiškai nieko. Taigi, kad dabar sukonkretizuoti visą šitą reikalą, tai aš išjungiu dar pakol kas tą sluoksnį, įsivaizduokite, kad mes turime ilgą koridorių. Priekyje šitas kvadratėliais išdabintas langas yra stiklas, uždengiantis tą koridorių. O tolyn, žiūrint per tą stiklą į tą koridorių, jūs galite matyti, kiek tik tai apriepia akis ir nieko nepamatysite, nes ten yra tik skaidru. Kiaurai matote į tolį, bet jeigu ten to koridoriaus gale už kilometro mes pastatytumėme kokį nors kėdę ir jeigu jūsų geras yra regėjimas, tada jūs tą kėdę tenais išvystumėte. Tai įsivaizduojate dabar tokią aplinką, ką aš noriu pasakyti. Tai šitas pirmas sluoksnis, tas stiklas, yra skaidrus, permatomas sluoksnis. Dabar ant šito sluoksnio mes galime pradėti sluoksniuoti kitus sluoksnius su tam tikrais vaizdais. Dabar atkreipkite dėmesį. Tai čia yra pirmas sluoksnis, dabar rodau antrą sluoksnį. Ant šito pirmo sluoksnio uždėjome antrą sluoksnį, antrą stiklą, ant kurio yra iškirpta šita puokštė ir daugiau nieko, aplinkui jokio fono. Ir užklijuota ant to stiklo, matot? Ir jūs galutiniam rezultate, stovėdami priekyje, matote kairėje pusėje puokštę ir daugiau nieko. Ten toliau viskas skaidru permatoma. Dabar įjungsime dar vieną sluoksnį, tai yra uždėsime trečią stiklą. Trečias stiklas buvo dešinėje pusėje puokštelė tokia priklijuota ir kada ant viršaus uždėjome, tai dabar bendrą vaizdą mes matome pirmą sluoksnį ten kiaurą, antrą sluoksnį kiaurą ir kairėje pusėje viena puokštė, o trečią sluoksnį dešinėje pusėje dar viena puokštė. Ir dabar uždedame ketvirtą sluoksnį, kuriame yra ketvirtas stiklas ir gėlių puokštė yra priklijuota per stiklo viduryje. Ir galutinėme rezultate mes matome visas tas puokštės, o aplinkui tarpuose nieko. Matot, absoliutiškai nieko nėra. Ir dabar įsivaizduokite, kad aną pirmą stiklą, būtent pirmą, kuris dabar yra ten toli, pats pirmasis po apačia, mes pakeisime į sluoksnį, kuris turės spalvą. Įsivaizduokit, kad ištempiame baltą paklodę. Ir pažiūrėkite, kas įvyko. Matote? Visi mūsų šitie gėliukai, paveiksliukai, jie atsirado pirmoje pozicijoje, yra permatomi ant permatomų sluoksnių. O pats pirmasis ten po apačią, jisai uždengia mums matymą ten toliau į tą koridorių, kaip aš minėjau. Koridoriaus mes dabar nebematome, todėl kad paskutinį yra ekranuojanti užsklanda, pirmasis sluoksnis baltas. Tai nereiškia, kad tą sluoksnį ekranuojantį mes turim būtinai baltą laikyti, jokių būdų, prašom. Mes galim geltoną paklodę ištempti ir dabar visas tas mūsų kūrinys jau randasi ant geltono fono. Nepatinka fonai, prašom, jūs galite uždėti ir savo paveikslėlį. Bet koks paveikslėlis. Ten dabar yra pirmasis stiklas bus su paveikslėliu ir 3 stiklai skaitosi su šitom rožėm. Tai jūs tikriausiai dabar supratote, apie ką aš kalbu. Būtent aš kalbu apie tai, kad mes iš 4 sluoksnių sudarėme vieną bendrą paveikslėlį. Dabar išjungiu šitos sluoksnius visus.
Ir dabar pažiūrėkite. Vat jeigu mes paimtumėme vieną paveikslėlį ir ant jo viršaus uždėtumėme vat, būtent šitame baltame fone kitą paveiksliuką. Čia yra JPG formatas. Tai reiškia, kad vat, tarpai čia yra nepermatomi. Čia yra balta spalva, baltas fonas. Nu ir matote, vaizdas, nepasakyčiau, kad įdomus, nes visgi nėra įdomu, kada per tą baltą foną mes nematome, kas ten dedasi toliau už... Toliau skaitosi, koks tas pirmas stiklas yra. Išjungiame šitą ir visiškai pasikeičia vaizdas, jeigu mes ant paveikslėlio uždėsime PNG formato paveiksliuką. O šitas paveikslėlis iš 3 šitų gėlyčių yra jau PNG formato, todėl kad visi tie tarpai, matote, jie yra skaidrus permatomi. Todėl mes matome būtent dabar paties pirmojo stiklo, pirmo to sluoksnio visą vaizdą tarpuose. Tai šitas variantas yra kur kas geresnis ir redaguojant, daleiskim nuotraukas ar ruošianties klipams, šitaip iš tikrųjų yra gražiau. Nu ir tą dar iliustruoja ir šitas paveikslėlis. Įsivaizduokite. Tas pats paveiksliukas, bet jisai yra PNG formato, šitas rožytės, o šitos rožytės yra JPG formato. Šitas PNG yra ant permatomo sluoksnio, todėl kad mes aplinkui matome tą patį pirmą sluoksnį. O čia yra JPG formatas ant balto nepermatomo sluoksnio, todėl mes po to baltumu nematom tos geltonos spalvos. Tai čia mes ir galime šitą visą savybę labai sėkmingai panaudoti redaguojant ir tvarkant mūsų paveikslėlius. Čia yra dalinis toksai fotomontažas. Mes galime elementariai paimti kažką uždėti ant kito fono ir gausis visiškai kitoks vaizdas ir žymiai pagerins, sakykim, tą mūsų paveiksliuko kokybę. Tiek norėjau papasakoti apie šį PNG formatą, kurį mes tikrai naudosime ir matysite, kokie bus gražus efektai. O kaip pasidaryti tą PNG formatą iš JPG, aš jums parodysiu sekančiose pamokėlėse, kada jau mes konkrečiai bandysime dirbti ir redaguoti mūsų nuotraukas arba paveikslėlius. O tam kartui ačiū uždėmesį.